Sveiki, labas rytas. Šiandien bandysim važiuoti į Aukštelkės turgų. Labai gerą idėją davė draugė. Sako, gal nuvažiuojam, aplankyti, pažiūrėti gal kokį perliukų. Tai labai super sumanimas. Pasinaudosiu šiuo, priimsiu šį iššūkį ir važiuosim. Tai tikrai mėsiu kažką, ką rasim, kaip seksis mums, kažkokius tai epizodus tikrai. O dabar aš geriu kavytę, man skanios kavos ir susitiksim. Jau atvažiavom prie bagažinturgio, pasistatėm mašiną, vos radom iš tikrųjų vietą, daug mašinų šiandien, mačiau ir pardavėjų nemažai, tai gal kažką pavyks surasti. Kažkokių planų tai neturim, kažkokių tikslų. Norėčiau pažiūrėti vaflinę tą tokią, kaip pasakyti, senovinę. Sesė prašė, tai vad gal rasiu, o daugiau tokių planų nėra. Nežinau, ar esat kažkas čia buvo tam bagažinturgį, jisai randasi važiuojant link Bubių Aukštelkėj. Jeigu kas nesat dar buvę, tai kviečiu, žinokit, tikrai atvykti, nes praeitą kartą, kai buvau, mes pardavinėjom, tai labai fainai buvo. Ir pačios radom, ir pardavėm, žodžiu, iki. O čia visur po 10 eurų? Jo, bet kuris. Bet kuris, ne? Bet kuris 10. Būtinėkit ieškoti planuokit. Bandom. 10 eurų. Žodžiu, nežinau, turbūt kai išsirinksiu šitą. Bandom. Aš šitą norėsiu. 10 eurų. Aha, tuoj. Labai sulankščiu, atsiprašau. Labas pakavimo. Ačiū labai. Tai vat tokį išsirinkau. Reikės pakingą padaryti būtinai. Tai susitiksim turbūt jų pakinime. Arba dar kažkokį perliuką išsirinksiu.
Labas rytas, baigiu gerti arbatytę ir šiandien lėkiu vėl nagų. Labai sunku surinkti, ką pasidaryti vėl, bet rezultatą parodysiu po visko. Tai vat, ir ką, kaip sakytų Vaida, nežinau, ar sekate tą Vaidą trenerę, bet man labai patinka jos tie pasisakymai rytiniai, tai ką, skanios kavos, gražios dienos ir lėkime dieną. Labas vakaras, mėlyje. Šiandien padarysiu unboxingą maišelio, kurį norėjau atidaryti jau senai. Jį įsigijau Aukštelkės bagažinio turguje. Tiesiog su šeima vykom galbūt sumedžioti kažkokią tai, kaip pasakyti, perliuką. Nu, žinot, kartais bagažinių turguje galima tokių įsigyti. Tai vat, ką to daugiau įsigijom, galbūt vėliau nufilmuosiu, bet šiandien noriu labai įamžinti tai, kas šitame siuntinyje, sakykime, maišelyje. Ten tie maišeliai yra pažymėti vyrams, moteriams, vaikams, girl or boy. Tai aš išsirinkau šį kartą moterims, nes labai norėjau kažkodėl nufilmuoti moterišką unboxingą. Ir už šitą siuntinį, šitą prizą, šitą dėžutę, ar kaip ją pavadinti, sumokėjau 10 eurų. Toks maišelis. Ir tiesą pasakius, aš jį atidariau, nes jau filmavau trumpą unboxingą TikTok'ui ir Instagram'ui. Tai aš jau žinau, kas jame yra, bet labai norėčiau su jumis pasidalinti, kas jame. Tai pirma, ką aš pamačiau, tai yra, tiksliai nežinau, kaip pavadinti, bet kaip akmenukas, kai kažkas panašus padams, turbūt panaikinti negyvą odą ir gal mozuolius. Kaip čia pasakyti? Akmenukas, kaip vadinamas. Ir kita dovanytė yra šita blekutė. Jinai yra nedidelė, 28,5 ant 23 ir aukštis 4 cm. Ką aš manau apie šitą visą reikalą, tai aš manau, kad man labai pasisekė, aš visai gal ant gerų dovanų užkliuvau ir radau. Tai tikrai bus naudojami arba mamai galbūt padovanosiu, matysim. Kaip už 10 eurų tai tikrai liuks, bet ar dar sykį pirkčiau? Norėčiau pabandyti pasižiūrėti, galbūt kas vaikiškose yra ir vyrų šituose rinkiniuose. Siūlyčiau ir jum, kaip pasakyti, pamėginti bent vieną kartą, vis tiek tas toks atidarimas ir tu net nežinai, kas jame yra. Tai toks, fainas jausmas tiesiog. Tai vat, šiam vakarui tiek. Einu ruoštis miegoti, nes jau vėlu rytoj dar į darbą vakarą. Ne, šiandien pradėjau 5 dienų darbo maratoną. Tai vat, mano slenkantis grafikas, tai truputėlį vargina. Šį kartą pateko dirbti man ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, pirmadienis. Tai vat tokios tos dienos. Tai kaupiu jėgas dar sekančiam dienom, reikia ilsėtis ir panašiai. Tai va šiam kartui tiek. O susitiksim jau kitame kadre, galbūt ten, kur jau parodysiu, kad dar įsigijom bagažinį turgėje. Čiau!
Labas rytas. Spėkit, kam sekmadienį 8:00 į darbą. Ar taip kas antrą sekmadienį. Nu, labukas. Žinokit, nepavyko man padaryti video, pabaigti sekmadienį. Tai šiandien jau yra antradienis. Sakau, reikia jį kada nors pabaigti, nes būtinai reikia įkelti. Tai vat, dabar esu vanioj. Ir sakau, padarysiu kartu su jumis plaukų aliejinimą. Turiu tokį pasižadėjimą savo pasirašiusi, kad, žodžiu, šiais metais rūpinsiu savo plaukais. Tai kol kas puikiai man sekasi tai daryti, nes vis kaukę užsidedu, kokią visą aliejų kažkokią tai ir pasižadėjau savo nebedažyti, nežinau kiek ilgai, bet aš vis, nežinau jau kiek metų vis pasižadu nesidažyti, nu ir sugalvoju kažką. O plaukai pas mane ploni, tai nusibalinu. Aišku, nusibalinimas nieko gero jam neduoda. Žodžiu, nes jie ir taip silpni ir dar plus nubalinu, nu būna žiauru. Tai žodžiu, aš aliejų nusiplauku su šituo aliejų. Gal išimsiu aš tą bankutę, bus gal etiketė kažkokia tai. Su šituo vat aliejų, nežinau. Čia pirkau iš tokios mergaitės TikTok'e. Jinai pati daro tuos aliejus. Iš daugiau negu 15 aliejų padarytas šitas mišinukas. Ir aš su juo pirmą išsimasažuoju galvos odą, va taip va, ir tada per visą ilgį. Ir pabūnu kažkurį tai laiką ir tada einu plautis galvą. Jums gal ir atrodo, kad tie plaukai mano dabar nieko neypatingi, bet man tai jie jau paaugę, atradę, ne taip sakau, atsigavę, tą formą atsiradusi, tai vis galvoju, ką su jais daryti man. Ar kažkaip pasirinkti kažkokį tai gerą kirpimą, ar žodžiu kažką tai, sugalvot kažkaip ar jūs, nes aš kaip pasakau, pas mane, jie iš ilgio nėra labai trumpi, ypač dabar kaip paauginau, bet ploni. Ir to tūrio, kai nėra, tai, žodžiu, vaizdelis papūtus vėjui, žinokit, atrodo ne kažką. Gal atrasti kažkokią tai šukuoseną, kad, žodžiu, galėčiau tvarkingai gražiai juos nešiot. Tai dabar vis eksperimentuoju, vis kažką darau, vis mąstau, vis galvoju, gal šukuoseną kažkokią trumpų plaukų pasirinkti ir, kad tie plaukai bent jau atrodytų tvarkingai. Žodžiu, neapsisprendžiu, bet bijau, kad vėl neprisidirbčiau kokių nesąmonių. Tai kol kas, nežinau, žodžiu, tokios mintis. Ką dar aš papildomai jiem darau? Aš darau papildomai šitą aliejų, po to turiu tokį rozmarino aliejų. Irgi įtepu į plaukus. Pamiksuoju vieną kartą to, kitą kartą to. Naudoju kaukę proteino iš Evo. Šampūną labai sunku man atrasti, nes labai jautri oda. Nežinau, gal pakomentuokit, parekomenduokit, kokį šampūną jūs naudojat, ypač jautrios galvos odos turinčios mergaitės. Nes, žiauru, kiek šampūnų tik nebandžiusi. Tai man iš visų labiausiai tiko iš Kevino. Iš Kevino mėlyna tokia bonkutė. Bet aišku, vis paeksperimentuoju, vis pasižiūriu, kokie čia tie šampūnai man tiktų, bet vis suvargstu su jais. Žodžiu, tokios tokelės. Kas dar? Aišku, Olaplexo liniją naudoju. Kondicionierių. 6 numeriuką. Dar 5 numeriuką.
Jo, ir aliejuką irgi taip pat Olapleksą. Žodžiu. Bandžiau Kerastase kelis šampūnus. Irgi, nežinau, kažkaip atrodo, man vis tiek jie dirgina tą odą. Tai vat. Žodžiu, tokia ta kelionė su mano plaukais. Kas mane pažįstat, žinot, kad su jais vargstu visada. Tai vat. Ir nerandu to būdo, tai va dabar sakau, užsiimsiu. Kai kasmet aš gruodžio mėnesį, paskutinę dieną visada išrašau tikslus savo metų. Nu, ką aš tikiuosi gyventi, kokie mano planai, ką tikiuosi nuveikti per šiuos metus. Tai žodžiu, vienas iš tokių ir buvo apie plaukus, bet aš ir praeitą metą taip pat rašiau, bet neužsiėmiau su jais nieko. Ypatingo, aišku, ten šampūnai, visą ką, bet va, pavyzdžiui, nei aliejinaus, nei kažkokio daug specialių procedūrų nedariau. Dabar aš tos kirpėjos, pas kurią lankausi, ir procedūras nusipirkau, kad padaryt namuose, pasidaryt. Tai nežinau, gal parodysiu vėliau, kaip atrodo ta procedūra. Ir aplamai gal kitam video pamatysit, kaip aš atlieku tą procedūrą. Sau pati, nieko ten ypatingo. Vieną po kito žingsnį tiesiog padarai. Ten sunumeruotos tos priemonės, ką po ko dėti. Žodžiu. Ir tiek. Tai va, aš įtepiau į visą galvą ir va taip tiesiog tom paduškėlėm tiesiog va taip masažuoju. Va į tas vietas, va į masažuoti reikia, būtinai reikia daugiau gal uždėti, kur silpniausia. Tai va, žodžiu, išmušė man namuose skaitliuką. Tai teko bėgti įjungti į laiptinę. Žodžiu, į tas vat silpniausias vietos reikia nepagailėti, ypatingai to aliejuko ir pamasažuoti. Aš nežinau, aš masažuoju kokį 10 minučių, jeigu neskubu, turiu laiko. Bet šį kartą masažuosiu ilgiau. Noriu dar darbų daug pasidaryti. Šiandien turėjau laisvą dieną. Sutvarkiau nuo ryto reikalas. Sustvarkiau namus. Dabar uždėjau valgyti. Ir sakau, pasidarysiu savo tokį mini spa. Tai vat. Masažuojam. Bet aš jaučiu pati, kad tai plaukai atsigavinėja tikrai. Ir tikrai padeda tie aliejai, manau, naudą. Tas masažas kraujotaką vis tiek sujudina. Nu ir tada va, tai va pasiemu ir sušukuoju, paskirstau nuo šaknų ir tada, kad man būtų lengviau nesusivėlusius plaukus, uždedu per visą ilgį. Reikėtų jau galiukus kirpti. Matau. Tai ir per visus plaukus, per visą ilgį. Pora. Žodžiu. Ai, beje. Mano galvos oda negana to, kad jautri, bet dar ir labai greitai susiriebaluoja plaukai. Nuo šaknų. Aišku, gal sakysit, kad dėl to, kad aš darau tokius aliejinimus, bet nežinokit, jie visada va taip greitai susiriebaluoja. Aš, matot, ir šiaip labai dažnai juos liečiu. Tas įtakoja. Bet, nežinau, visada va taip
Tai žodžiu, man galvą reikia plauti labai dažnai. Aš stengiuosi ją išlaikyti ne kuo ilgiau neišplauta, bet bent jau 2 dienas, kad neplaut. Nes pripranta labai irgi negerai. Bet žodžiu, bent jau 2 dienas, kad atitempti, kad neplaut kiekvieną dieną. Tai va. Žinau, kad kai kurios moteris užsiema plaukų treniravimu ir neplauna tenais su sausais šampūnais, purškėsi. Bet aš to nedarau. Nes aš pastebėjau, jeigu, sakykime, aš neplaunu galvos ir stengiuosi ilgiau neplauti jos, tai aš kai plaunu, tada man labai daug plaukų būna išslinkę. Nežinau kodėl. Taip toks pastebėjimas, bet kai plaunu, padaugėja jų kiekis duše, vienu žodžiu. Matau akivaizdžiai, kad jų daugiau ir aplamai. Ta galvos oda mano tada irgi griaužia, jeigu jinai būna ilgai nešvari. Tai aš nepropaguoju tų treniravimų. Aišku, valio, kam tinka, kam patinka, kas užsiaugina plaukus, kas atgauna tą tankį. Bet aš, nedarau. Tiesiog tokia mano asmeninė nuomonė. Žodžiu, ir žodžiu, ką noriu pasakyti, tai palaikau taip plaukus. Nežinau, dabar eisiu išsidžiaustysiu rūbus. Kokį 15 minučių tikrai palaikysiu. Ir tada eisiu plautis galvą. Ir žodžiu, vakare šiandien tikrai pabaigsiu video, dar prisėsiu, pakalbėsim, paplėpėsim. Žodžiu, gal paliesim kokią tai temą. Dar nesugalvojau, kaip padarysiu tą video pabaigą. Bet žodžiu, tikrai parodysiu, kaip ir minėjau, ką įsigijau bagažinturge. Dar, tarp kitko, nusipirkau mikrofoną. Iš Šeino, ten, aišku, nebrangiai kainavo, tai išbandysim. Ar aplamai kažkuom ta kokybė pasikeis ar ne. Tai va, o kalbant apie kokybę, prie to pačio, tai aišku, čia vaizdas šitoj, vonioj duše nebus geras ir jūs matysite tikrai negerą kokybę video, bet pas mane toks apšvietimas ir labai tingėjau nešti kamerą čia. Labukas. Štai aš žadėjau jums parodyti, ką įsigijau Štilkės bagažinį turguje, tai vat pagaliau prisėdu ir parodysiu. Iš tikrųjų labai džiugiuosi, kad draugė pasiūlė varyti į šitą bagažinturgę. Tai žiūri, fainai praleidom laiką ir radom perliukų, tai vat rodysiu, gal netemsiu į naktį. Gal man labiausiai nusisekęs pirkinys yra šitas šalmukas. Jau ruošiamės po truputį žiemai, žiūri fainas, pažiūrėkit, koks standus šitas kaspiniukas, aišku, rožinis mūsų paneliai. Labai mėgsta jinai rožinę spalvą, viskas turi būti tik rožinė, tai vat, labai nusisekęs, dabar biški per šiltą, bet žiemai bus labai gerai. Dar, ką džiaugiuosi, kad be to kepurė kainavo 3 eurus, tik tais nenudėvėta nieko, tikrai labai puikus pirkinys žiemai. Tai vat, ir radau šitą galvajestę irgi, dabar galvoju, nepamenu tiksliai kiek kainavo, bet turbūt, kad 2 euriukai. Bet irgi tokia labai graži, labai faina. Žodžiu, dabar biški per šalta su jie, bet pavasarį bus labai gerai. Spėjom dar šiemet kelias dienas, bet dabar labai atvėso, tai irgi einam su šalmiuku, bet plonesniu. Va dar vienas pirkinys labai nusisekęs ir labai patenkinta mūsų mažoji, tai viską realiai čia ir pirkau. Va, tokia suknelė. Labai mėgstam suknelės, tik suknelės dabar tinka į darželį.
Tai va tokia, nu labai labai graži pasipuošt panelė, nu labai faina. Taip, tada, oi, vos nenumečiau, tada dar tokia Pepa suknelė. Va tokia. Labai irgi faina pasipuošimui. Mėgstam dar labai Pepą. Čia mūsų buvo tokia, kaip pasakyti, nu labai, kas su Pepa viskas labai tiko. Dabar kaip ir mažiau, Sky visokius patinka, bet Pepa vis tiek iš favorito. Nu, ir dar vienas toks pirkinys, irgi suknelė mūsų paneliai. Tai jinai labai mėgsta tiesiog namuose pasipuošti ir vaikščioti. Tai turim visokių suknelių. Tai aš čia kaip suprantu, nežinau, undinėlės gal čia suknelė, man atrodo. Jo, man atrodo undinėlės, tai va tokia suknelė, va. Už 1 eurą. Visos tos suknelės, kur prieš tai buvo, irgi po eurą. Ir šitą irgi, va, už 1 eurą. Tai labai faina pasipuošti. Jei šokiams daro koncertus mums namuose, tai žodžiu. Ai, va, dar tokį lankelį įsigijo panelė, jau čia sakau, turbūt 101 lankelis užsideda, vat, pavaikšto tam kartui valandėlį, gerai, bet daugiau tai nešioja, niekur neina, nesipuošia, nepatinka, na žodžiu, nu, bet reikėjo, tai va, žiūri, toks fainas, neatsimenu, gal euras, man atrodo, kad irgi euras, tai va, tiek tų pirkinių buvo ir daugiau, žaisliukų visokių, bet žaislų nerodysiu, nieko ypatingo. Tiesiog rinksis namuose tie žaislai. Žodžiu, ką dar norėjau parodyti, kad įsigijau pagerinti kokybę kalbėjimų garso čia šitam YouTube kanalui. Tai mikrofoną žaidžiuosi, bandau, jau nežinau, ar man patinka, nepatinka, bet fainas toks daiktelis. Tiesiog čia galima prisisekti ir kalbėti. Nu, man tai pasirodė, kad tikrai ta kokybė geresnė, bet kaip iš tikrųjų yra, nežinau. Va čia yra komplekte, va, pukelis tas nuo vėjo, bet yra ir paprasti tie galiukai. Va tokie. Žodžiu, dabar galvoju, tai 2. Į tą eina 2 šitie. Laidas pakrovėjo. Adapteris. Perėjimas. Čia toks va tas kišasi į telefoną. Žodžiu, išeina užsisakiau pabandymui, tai gal visai nieko. Dar toks laidelis, gal visai nieko. Tokia pakuotė buvo. Nežinau, tikrai nedaug sumokėjau, bet, nu, nežinau, jeigu ką, tiesiog pabandymui toks. Žodžiu, ir tos va 2 yra. Nu, žodžiu, vizualiai tai man labai patiko. Užskaitau. Tai tiek. Dar turėsim artimiausių metų Sheino holą ir, žodžiu, dar ir Humanos holą. Nes užsirašiau nemažai drabužėlių, galėsiu parodyti. Tai vat ir, žodžiu, tiek. Nežinau. Pradėjau daugiau TikToką kurti. Jeigu kas norėsit užsukti, pasižvalgyti, tai prašom. Aprašyme pridėsiu savo TikToką. Labai džiaugčiausi, jeigu mane palaikytume, tikrai. Žodžiu, dar ką norėjau pasakyti, paliesti temą apie vaikų rūgštingumą padidėjusi. Nežinau, jūsų tarpe gal irgi turit vaikų, kuriems padidėja rūgštingumas, tai norėčiau, kad jūs pasidalintumėt komentaruose tipsais, kaip jūs kovojate su šito rūgštingumu, nes, kaip pasakyti, nu, įmanoma išprotėti. Mums dabar nuo vasaros prasidėjo šitie visi reikalai, tai žodžiu, mums būdavo jis padidėjęs. Vieną kartą pamenu, kaip mes sužinojom, kad mums tiesiog kyla rūgštis,
kai Nikolė pradėjo kosėti ir mes, žinokit, pragėrėm vaistukus nuo kosulio mėnesį laiko ir niekaip nepadėjo. Ir tada gydytoja davė rekomendaciją, sako, pabandykit jūs išgerti nuo rūgšties vaistukų. Tai žinokit, iš pirmo karto padėjo. Tai va nuo tada mes žinojom, kad mes turim šitą rūgštingumą. Šiaip jokių gėrimų gaivių, kaip sakyt, gazuotų, atsiprašau, jokių, ta prasme, gazuotų gėrimų negėrėm, karts nuo karto atsigerdavom sulčių, bet labai retai, jai labai patikdavo, bet retokai. Ir va šią vasarą daug buvo švenčių, buvom svečiuose, žodžiu, išvažiavę, išvykę, turėjom svečių vaikų pas save ir tų kartų sulčių padaugėjo ir truputėlį leidom patostogauti, saldumynų daugiau, ir aišku privedė mus prie to, ką dabar turim. Naktim, žodžiu, springsta rūgštimi ir žodžiu, ir koso, sausų kosulių iki vėmimo, tai žodžiu, tokie reikalai mūsų su tuo rūgštingumu. Tai sakau, galbūt jūs turit kažkokiu tai tipsų. Tai tikrai labai lauksiu. Aišku, mes esame ant dietos. Toliau žiūrim, nuo ko mums čia šitie reikalai. Kas išprovokuoja. Žinau, kad labai obuolys išprovokuoja, labai išprovokuoja pieno produktai. Dabar, pavyzdžiui, suvalgo kokį pienišką sūrelį ir iškart rodo, kad pilvukas skauda. Pavyzdžiui, darželį valgė varškytės, irgi taip pat rodo, kad pilvukas skauda. Žodžiu, ir gaudom tuos momentus, kas labai kelia rūgštį. Sako, pienas neturėtų kelti rūgšties, bet matyt, sako, organizmas toks, kad, čia individualiai. Žodžiu. Tai va, ieškom, matom, žiūrim, vaistukų sugėrėm, dabar negeriam, bet pabandysim vėl tų silpnesnių nusipirkti, jeigu bus ekstra, koks atvejas, paumės, žodžiu, kad sugerti to sirupiuko. Tai va tiek su mūsų šitom bėdelėm, tiesiog toks, kaip pasakyti, nepasiskust atėjo mane, bet, žodžiu, noriu tiesiog informaciją rinkti. Iš asmeninių patirčių, tai galbūt kažką man patarsit. Visokių prisigaudžiau tipsų, kad guldyti stačiau. Žodžiu, mamos esat susidūrę ir tėčiai, tai jeigu ką, pakomentuokit, kaip jums sekasi ir galbūt jūsų kokia buvo situacija. Žodžiu, ir šiam kartui atsisveikinu, bandysiu redaguoti dabar tą video ir kelti. Žodžiu, labai malonu ir smagu, kad toliau mane žiūrit. Paskutinis video sprogo, tiesiog man tas virš 200 peržiūrų. Ta prasme, bomba. Tikrai ačiū, jaučiu palaikymą, jaučiu, kad žiūrit, spaudžiat laikus. Žodžiu, smagu, tikrai džiaugiuosi. Kaip matau, kad hobis mano galbūt įgaus pagreitį ir galbūt nueisim kažkur toli, o galbūt tiesiog liks tokių hobių, nes tas pats redagavimas ir visas gaminys, kaip čia pasakyti, visas tas gautas rezultatas, man patinka tiesiog sužiūrėti viską, kas susiredagavo, kas susilipdė į tokį ilgą video. Žodžiu, tai šiandien yra jau antradienis, turėjau laisvą dieną, rytoj jau į darbą ir poryt turėsiu 2 dienas darbo ir po to savaitgalis ir penktadienis laisvas, tai labai džiaugiuosi, filmuosiu kažką jums iš kontento, kažką, ką veiksim. Kol kas labai nieko nesuplanavę, bet žiūrėsim. Ačiū, kad žiūrit, labai džiaugiuosi. Jums gražios, šiandien tai gražios likusios savaitės ir iki greito, iki pasimatymo. Čiau.